Dėmesio. Šiuo metu susiklosčiusi pasaulyje situacija yra sukurta, naudojant technologiją, žinomą pavadinimu kaip žiurkių karalius. Šios technologijos užduotis – sugriauti pagrindinius visuomenės socialinių konstrukcijų santvarkos mazgus, nematomus jos pamatus, tai yra papročių ir tradicijų įtaką. Sukurti netikrumo ir išsibarstymo atmosferą, kada, kaip sakoma, kiekvienas už save ir tik vienas Dievas už visus. Ir nėra, nebeegzistuoja sąvoka artimas. Kad to pasiekti, būtina sugriauti dorovės padarumo garbės sampratą. Sugriautos dorovės garbės rodiklis – tai elgesys, kai savas išduoda savą. Šios technologijos esmė labai ryškiai skleidžiama žiurkių pavyzdžių. Šie gyvūnai žinomi kaip neįtikėtinai prisitaikantis ir gyvybingi. To gyvybingumo pagrindas jų socialinėme susitelkime. Žiurkės labai socialūs gyvūnai. Jie kartu eina į maisto medžioklę, padeda vienas kitam, gina savus ir jie yra galimybė pasiima iš pavojingos vietos savo sužeistus gentainius. Jos jaučia save kaip vieningą organizmą ir elgiasi atitinkamai kaip vientisas organizmas. Jos greitai keičiasi informaciją, perduoda gynybos patirtį, perduoda informaciją apie pavojų. Tokiame elgesyje nerasti individualios naudos. Gynybinis mechanizmas turi dorovinį pamatą. Vienas iš efektyviausių kovos su žiurkėmis mechanizmų pagrįstas socialinės apsaugos sunaikinimu. Kadangi apsaugos pagrindas yra dorovinis, būtina pirmiausia sugriauti dorovę. Tai daroma palaipsniui ir nuosekliai. Sukūrimos sąlygos, kai racionali logika turi sprendžiamą į balsą. Svarbiausia yra priversti padaryti pirmąjį žingsnį, kuris iki tol buvo absoliutus tabu. Daroma tai sekančiu būdu. Imama stambi stipri žiurkė, ilgai marinama badu, po to pas ją į narvą įmetama tik ką mirusi žiurkė. Po kai kurių apmąstymų toji suryja savo negyvą gentainę. Racionali logika patarė. Tai jau nebe gentainė, tai maistas. Jei jau tas pat, o man gyventi reikia. Sekantį kartą nemorali kartelė pakeliama dar aukščiau. Į narvą įmetama vos gyva žiurkė. Naujas maistas, nors ir beveik miręs, bet vis tiek dar gyvas. Ir vėl racionali logika patarė. Ji vis tiek mirs, o man gyventi reikia. Ir žiurkė vėl ryja savo gentainę. Dabar jau praktiškai gyva. Trečią kartą į narvą įmetamas. Pilnai gyvas ir sveikas. Silpnas žiurkiukas. Ir žiurkė vėl įjungia racionalaus mąstymo algoritmą. Valgyti vis tiek nėra ko. Kokia nauda jei mes abu žūsime? Tegul išgyvens stipresnis. Ir išgyvena stipresnis. Atkreipkite dėmesį, kad priimti sprendimą žiurkė kaskart reikėjo vis mažiau laiko. Dorovės lygmuo po kiekvieno naujo gentainių ryjimo krito vis žemiau, o po kai kurio laiko žiurkė nebegalvojo visai. Jį gentainė žiūrėjo tik kaip į maistą. Kai tik į narvą įmesdavo naują žiurkę, ji čia pat ją puldavo ir surydavo. Nuo to momento, kai ji persto galvoti, ryti ir neryti, jos dorovinis pamatas buvo sunaikintas negrįžtamai. Vėliau jie išleisdavo jos visuomenę, iš kur savo laiku ji ir buvo paimta. Bet tai jau buvo nebe ta žiurkė. Tai buvo būtybė be dorovės požymių, savo elgesyje besivadovaujanti tik racionalia egoistinė logika. Bet aplinkinė žiurkės to nežinojo. Jos priimdavo aną už savą ir pilnai jie pasitikėjo. Netrukus būtybė labai panašiai žiurkė prieidavo prie minties išvados. Kam kažkur ieškoti maisto, kai štai jis, šalia, šiltas, šviežias. Racionali logika pateikdavo veiksmų seką ir būtybė išsirinkusi nieko neįtariančią auką ją surydavo. Labai greitai prieidavo prie sekančios išvados. Optimalus variantas tai netvirai užpulti ir suryti, o daryti tai paslapčiomis nuo visuomenės. Ir vėliau ši būtybė jau įviliodavo savo aukai nuošalę vietą ir tik ten ją surydavo. Kai žiurkių visuomenė nebelikdavo abejonių, kad jų tarpe įsiveisė vilkas avies kailyje, žiurkės palikdavo šias vietas. Beje, jos išeidavo 100 atvejų iš 100. Gyvūnai tarsi bijojo apsinuodyti transformuotos žiurkės fluidais. Jie bijojo tapti tokiais kaip ana. Instinktyviai jautė, kad jei jų sąmonė įsisavins naujas nuostatas, atsiras visuomenė be stabdžių, išdavikų, egoistų ir veidmainių visuomenė. Veidmainystės atmosfera sugriaus socialinės apsaugos mechanizmą ir tada žus visi. Klausimas prašosi pats. Kodėl žiurkių visuomenė išeidavo? Kodėl nesiryžo sunaikinti karaliaus? Tokiame elgesyje paslėpta gili prasmė. Kolektyvinis protas,
kurį šiuo atveju galime pavadinti instinktu, apskaičiuodavo, kad likvidacijoje dalyvautų pačios stipriausios žiurkės, visuomenės elitas. Kas žino, kaip viskas pasisuks, kai jos suleis dantis į gyvą, nemoralaus gentainio kūną. Ar neužsikrės jos pačios to užkratu? Net žiurkės nenori gyventi visuomenėje, kurios narių santykiai pastatyti ant tarpusavio karo pamatų. Karo, kuris ardo vientisą organizmą į daugelį sudedamųjų. Tame žiurkės neabejotinai protingesnis už daugelį žmonių. Pagristai saugodamosios, kad žiurkių elitas gali užsikrėsti racionalia egoistinė logika, jos išeina į kitas vietas. Jei pafantazuoti ir įsivaizduoti, kad visuomenė nepaliko nemoralaus gentainio, o liko gyventi kartu su juo, tai nesunku įsivaizduoti, kad jis užkrėstų savo racionalia logika visą elitą. Taip pat jis sugalvotų, kaip tą padaryti etapais ir nepastebimai, pilnai racionaliai ir remdamasis logika. Vietoj vieno žiurkių karaliaus atsirastų visa tokių mutantų kasta. Neturėdami principų, jie greitai nugalėtų tradicinį elitą, o vėliau rastų būdą suteikti naujai tvarkai teisingumo ir teisėtumo statusą. Jei visai atleisti fantazijos vadžias, logika atveda mus link demokratinės visuomenės suformavimo. Visuomenės, kurios nariai patys rinks mutantus, kad jie maitinsis tą pačią visuomenę. Žmonių visuomenė. Tokio instinkto nėra, bet jį irgi remiasi dorovės pamatu. Jei sugriauti šį pamatą, visa visuomeninė konstrukcija greitai tampa šiukšlių krūva, kurioje prasideda savęs smulkinimo iki pudros būsenos procesas, kai smulkiau jau nebėra kur. Smulkinti į pudrą reiškia išskirstyti ir susmulkinti iki sudedamųjų visą socialinių ryšių statinį ir suvesti iki nulio. Iki nieko, kai nebelieka visumos, tai yra visuomenės kaip vieneto. Visuomeniai paskutinė smulkėjimo stadija ateina tada, kai tampa niekuo nesusietų atskirų individų grupe. Individų, kuriems rūpi tik siauri jų pačių interesai. Atsiranda amortizuota visuomenė, žmonių dulkės, statybinė medžiaga naujai pasaulio tvarkai. Smulkiau apie naują pasaulio tvarką jūs galite sužinoti pažiūrėję video. Tiesa apie naują pasaulio tvarką.